sudėtinga situacija susidarė, jeigu taip sakyti, jau praeitais metais, kai mūsų miesto bendruomenės iniciatyvinė grupė, Mindaugas Tamošiūnas, pradėjome analizuoti kainas šilumos. Ir kai pamatėm, kokie didžiuliai, milžiniški pinigai nuplaunami nuo mūsų šilumos energijos, iš mūsų žmonių, prasidėjo, kaip sakyti, tas judėjimas. Ir tas ir iššaukė, kad vasario mėnesį savivaldybės taryba nutraukė nuomos sutartį su miesto energija, UAB miesto energija. Ir nutraukus šią sutartį prasidėjo dėrybos su vyriausybė. Čia ne kartą Mindaugas papildys, ne kartą buvo važiuota į kainų komitetą, prezidentūrą. Ir jau paskutiniom dienom, kai jau prasidėti turėjo jau šildymo sezonas, mes savivaldybės tarybai pareikalavom, miesto bendruomenė pareikalavom, kad tas klausimas šilumos turi būti sprendžiamas vienokiu ar kitokiu būdu, bet spalio 1 dienai turi gyventojams tiksliai būti pasakyta, kada bus įjungta šiluma. Ir mes pareikalavom vėliausias terminas šilumos paleidimo miesto gyventojams, karšto vandens iššildymo turi būti spalio 15 dieną. Ir praeitą pirmadienį, spalio 4 dieną, mums reikalaujant rajono administracijos direktorius savo įsaku ekstremalių situacijų komisijai buvo paskelbta ekstremali situacija Ukmergės mieste. Ir naudojantis tuo įstatymu buvo paleistas karštas vanduo gyventojams, o nuo artimiausių dienų ir turi būti, aišku, tai pagal orą bus paleistas ir karštas vanduo. Ką mes šiandien, kodėl tokia situacija, bet mūsų vyriausybė, ne kartą ir meras, administracijos direktorius buvo kviečiami į ministrų tarybą, kurioje atvirai sakant, mes tai tiesiai sakom, įleido katiną, pelę su liūtu ir liepė dėrėtis dėl šito klausimo. Aišku, jokių dėrybų čia negalėjo normalių vykti. Ir mes savočiai kaltinam ir vyriausybę už tai, kad vilkina šitą klausimą. Tiek premjeras, tiek kainų komitetas, tiek ekstremalių dabar krizinių situacijų komitetas Sekmoko, kad to klausimo nesprendžia. Tai turi būti sprendžiama juridiškai, tvarkingai ir aišku, kai šiandieną tokia yra situacija, kai jau šiandieną pradėjo netgi mums saugant savo turtą, jeigu buvo panaudota net jėga. Aš, pavyzdžiui, man neįsivaizduojami dalykai, kai mes pagyvenusios moteris buvo stumdomas, pargriauta ant betono spardomi, mane asmeniškai vos ne per bortą išmetė, panaudotas ašarinės dujos, žinot, peržengtos bet kokios ribos. Ir jeigu mes jau senai sakėm, kad mes savo turtą mes patys norim ir valdyti. Ir tai praktiškai, aš net nežinau, ar be galimas atbulinė eiga grįžimas tos situacijos, kuri čia tokia susidarė. Aišku, tai nenormali. Labai gaila, kad miesto energijos atstovai atsivedę savo apsaugos darbuotojus, naudoja fizinę jėgą. Kai mes prašėm, nereikia, ir aš per megafoną prašiau, ir direktorius, nereikia, kam ta konfrontacija. Mes ramiai vieni ir kiti stovėkim, kalbėkime, bet tik nenaudoti fizinės jėgos. Dabar pastatas į vidų įsiveržia jau kita apsaugos sistema, jinai viduj, mūsų milicijos viršininko pavaduotojas su kitų pareigūnų viduj, tai yra necivilizuota, nenormalu ir šitaip elgtis turbūt negalim. O mes galim ukmergiečiai tiesiai šviesiai pasakyti tą, ką mes ir pasakėm pirmajam mitinge birželio mėnesį. Savo turtą mes turim atsijimti ir jį atsijėmėm, mes jį norim valdyti ir tiesiai šviesiai, ir mes jį norim efektyviai valdyti. Ir valdyti taip, kad tas gaunamas lėšas, pinigai, pelnas ar kas būtų panaudoti miesto tvarkymui arba, sakykime taip, šilumos kainų mažinimui. Ir šiandien aš, pavyzdžiui, net nežinau, matot, žmonės renkasi apie atbulinę eigą, turbūt jau kalbėti nebereikia. Vyriausybė turi tą klausimą trumpai ir aiškiai išspręsti, atiduoti tas licencijas šiandieną, kaip skelbiama, nes jau nebenormalu, kai jau sprendžiam turbūt kiek antrą, trečią savaitę kažkoks vaikiškas žaidimas. Tai yra nesolidu vyriausybei. Tai
tą turtą mes va šiandieną ir stovim ir saugom.